Labas rytas. Nu, praėjo nei daug, nei mažai, porą metų ir Manulė lekia vėl į driftą. Nebuvo įsižadėjęs niekada. Pasinėriu visą galvą į ralį, bet šiandien šeštadienis važiuosim į Matsurį. Tai aš tai priemu kaip treniruotę ir savo darbą žmonėms. Pavežiosiu žmonės. Kas turėjo nusipirkę kuponus į vanulėdrift.com, kam dovanas gali visi išsinaudoti ir aš atidirbinėjau visiems. Tai žodžiu, didžiulis laikas, šypsena, pasivažinėsim. Manau, bus smagiau ant bordų. Vlogas iš mašinos. Šturmanas naujas. Jau šitą bairį sakiau. Tai žodžiu, prieš tai žmogus normaliai davė žmoną, kad pravešiau. Pamatė žmoną, viskas normaliai. Nu, sako, davai, važiuoju ir aš. Startas po kelių metų. Iš tiesų tikrai smagu ir gera grįžti į driftą. Toks įvanuliškas, geras užsivedimas dabar yra. Išvažiavus iš kada šypsena, norisi gazą spausti. Dar reikia tikriausiai sugalvoti tokį crazy idėją, kaip aš atvažiuoti į Matsurį su ralinė mašina. Tai žodžiu, su ralinė mašina pasiėmiau ją, pakeičiau diffą į virintą, nu ir ką, ir čia esu. Šiandien atidirbinėjau lažą visiems draugams, visiems tie, kurie laukia, kurie mane pavaikė, tai su gera emocija stengiuosi juos pavežti. Tai žodžiu, stebėkit, laukit, galimai driftę porą blokų mane išvysit. Toks planas yra, ar jis pavyks, sužinosim, bet faktas, kad reikia labai daug trefti. Tai man treniruotis. Dabar, kai turėsiu laisvą laiką, pastreniruosiu. Tai linkėjimai visiems, spaudžiam laiką. Kad būtų Matsuris geras, sakau, Ramoškai. Davai, seniuk, sakau, padarysiu, čia matau geras tramplinas, sakau, tu aš su Arliniu parskambinsiu, tai drūsiai, kad 5, žinai, sakau, ir bus 300 tramplinas, ir šoksiu. Tai Ramoškas atškavojo ir nepavyko čia šau, sakau, per žinias būtų parodęs, sakau, tai Matsuris, jau žinai, nebenustebinsiu žmonių, su Ivanulio šuoliu. Tai vis tiek savai pavariau su Arliniu, iš pradžių klaidelę padariau, nepataikiau į padangas ir labai man ten jie sunkiai vėlė, kad ir 5 barai buvo. Po to taikiau tas, jau sekėsi geriau. Bet žiauriai sunku be išsukimo ir važiuoti porinius, tai labai pavojinga, nes aš jau jaučiu, kad jau ten priartėja ir matau, jo kampas didelis, o mano kampas mažas, dar plus nėra pavirio, tai tiesnėsi ir sunku. Bet comebackas įvyko, pasiniravau, tai realiai nuo 1 valandos iki 8 non-stop važiuota, pravežiota kauną žmonių. Tai realiai ne kiek pinigų užsidirbti, bet kiek žmonėms buvo dėkingumas, tie, kurie padėjo, tie, kurie turėjo noro prieiti pasisveikinti ir pavežiau visus. Tai žodžiu, karma švari, visus pavežiojau, dar bus nutrepti, dar pasivažinėsiu. Dabar važiuojam namo. Reikės ilsėtis, ruoštis, o jūs pasimėgų šio gerų video ir pažiūrėkite dar ralio ant bordus, kaip mes važiuojame, gazuojame. Tai visiems gero vakaro, geros dienos, o aš varau krautis mašinos. Tai iki!